nežinau, čia jūs supažindinti, galbūt ir nereikia, nes didelis būrys esame ir gal taip truputėlį iš mano to pirmo įžanginio žodžio galbūt bus aišku. Na, iš tikrųjų kaltininkas esu aš, kad jūs čia sutrukdžiau. Ir atsitiko taip, kad tai yra iš tikrųjų nedaug, žmonės parašo ir po 50 ir po 100 ir daugiau knygų. Na, tai yra mano trečia knygutė, bet vis tik toks faktas yra ir kaip nepasidalinsi šitais džiaugsmais įspūdžiais su jomis, su draugais, bičiuliais. Na, iš tikrųjų pasakius, rašosi, ar nerašosi, o rašyti yra vis sunkiau. Ir man atrodo, tai patiria ne tik aš, o visi kiti, kas rašo. Ir jo labiau, kad tas laikas toks kažkoks yra jo supratimas, ar kas laikas yra tas pats, jis nesikeitė, jis buvo jau prieš daugelį metų toks pat, bet matyt mūsų pojūčiai, mūsų toks suvokimas gyvenimo pasidarė kitoks. Ir mes patys tą gyvenimą forsuojame, stengiamės kuo daugiau padaryti ir nebesiekiame ir laimė, ir džiaugsmas tiems, kurie turi vieną barą, kokį pasiėmė ir ten varo gilią vagą. O bėda yra tiems, kurie, na, bando, jie nebando, bet jie yra tiesiog nulemti jau matyti prigimties, na, tokių, kaip sakant, daug šakų, kaip medis. Na, jis, reiškia, yra daug šakų ir vienas medis iš kelių šakų yra labai didelis, galingas, o kitas labai daug tų šakų turi, jis nėra ir nedidelis išeina, reikia toks. Va, taip, aš save priskiriu prie tų, kad jeigu iš tikrųjų būčiau ėjęs vienu keliu, vieną kryptimį, gal būčiau iš tikrųjų dar daugiau kažką, tai daugiau pasiekęs. Ir dabar ta knyga atsiranda taip iš tokio gyvenimo to verpetų, tarp tarnybinės rutinos, tarp visokių rūpesčių. Ir neatsitiktinai aš čia pakviečiau docentę daktarę Beatą Grebliauskienę. Tikrai būtent šitie straipsniai atsirado 4–8 metais. Ir dauguma jie atsirado man bedirbant muitinės mokymo centre, kuri buvo tada direktorė. Ir aš tikrai dėkoju jai už jos toleranciją, kad aš tikrai daug nugnybdamas darbo laiko rašiau, sėdėjau, turėjau atskirą kabinetą ir direktorė be abejonės šitą matė, kad aš tai kartais ir to laiko iš tikrųjų daug nugnybiu savo būtent tokiems kūrybiniams reikalams, bet aš ką pagalvoju, Dieve mano, nu argi iš manęs, nu kas dar muitininkas netgi gali tapti? Nu jau to tikrai nebereikia, negali būti. Ir aš nutariau, kad geriau aš save truputėlį dar ruošiu ateičiai, dar kažką, vat, kaip šiame etape. Ir ta knyga pasirodė, ir dar kažkokie kiti siekiai yra. Ir aš tikrai, poniai Beatai, labai esu už tai dėkingas, už jos toleranciją ir supratimą, kad man dar be tarnybos dar reikia kažko kito, būtent tos kūrybos. Tai va, nu ir aš dėkoju visiems, kad jūs atėjote ir iš verslininkų ir atstovų, ir iš mokslo žmonių, ir iš mano kolegų, su kuriais dirbau. Ir čia yra ponas Mečislovas, yra buvęs Lietuvos radijo ir televizijos centro direktorius, tai jau garbingas mūsų veteranas, garsiųjų legendinių Januičio laikų, yra administracijos atstovas, nu aš beje turiu pasisakyti, kad aš buvau taip pat darbuotojas iš to meto. Ir estrados arbito beje tas pats Januitis palaimino trečią laidą, kada kiti kritikavo, jis pagyrė. Beje toks faktas buvo, nors ten buvo ir roko ir tai va. Ir, na, dabar ką? Dabar knygos turinys. Aš tik galiu pakomentuoti, nu ką čia pavadinimą. Kosmopolitai, tai jūs beveik maždaug visi žinote, kas yra kosmopolitai. Na, aš galiu, beje, aš su Tomu Venclova truputėlį tarsi polemizuoju, kuris yra pasakęs, kad
Man yra tėvynė ten, kur yra laisvė ir tiesa. Žodžiu, jeigu tėvynėje tuo metu nėra laisvės ir tiesos, aš ją galiu palikti. Ir, beje, toks buvo jo citata, aš ją užsirašiau ir aš jau radau kontekstą, aš ją įdėjau. Tai išeitų, kad jeigu tėvynėje tuo metu nėra laisvės ir tiesos, yra okupuota, tai ką reiškia tėvynės nėra, išvažiuoja ją, susikrauni viską, palieki ten, kur laisvė ir tiesa. Tai kas iš tų tautų būtų? Žodžiu, yra pasaulio piliečių, tokio keliautojo, mūsų žymaus mokslininko ir poeto mintys, su kuriamis vargu, ar taip vis tik sutikti ir gali būti ir kita nuomonė. O tie barbarai, tai žinoma, čia yra ne tie Europos tie plėšikai, kurie puolė Romą. Barbarus aš vadinu čia mūsų barbarai. Tie, kurie nepaiso įstatymų ir pavyzdžiui, rengia puotas ten pajūry, pasistato apsaugą kopose, matėt tokias nuotraukas, arba atsiriboja, ten botanikos sodus, aš juos turiu galvoje. Čia yra nauja karta ir kada vienas iš atstovų šiandien sako, kad tai liberalizmas, tai nieko panašaus. Liberalizmas tai yra liberalizmas be kultūros, yra barbarizmas būtent. Laisvas žmogus tas tik kultūringas, iš tikrųjų gali būti laisvas ir duoti gėrį kitiems. Tai aš jau maždaug supratote, kad aš turiu savus barbarus. Ir beje, kai kurios mintis gal radikalios yra, bet aš stengiuosi jas palengvinti kažkokiais įvaizdžiais. Ir viskas, aš daugiau nieko nekalbėsiu, pagaliau aš esu viską pasakęs. Ir gal jūs pasakysite vieną kitą žodį. O man labai būtų malonu, jeigu profesorius Crescencijus Stoškus, kurį mes jau buvę taip pat čia šituose rūmuose ir susitikdavome jau nuo senų laikų. Jis tada buvo radijo ir televizijos valdybos narys ir taip jau tie keliai kartai susieina, todėl aš jį pakviečiau. Galbūt jis tikrai, galbūt norėčiau jo tokio iš šalies, visiškai nebūtinai gyvenčio, o tokio tikrai man naudingo žodžio ir pastabų galbūt, ką jis galvoja apie mano šitą darbą. Labai būčiau dėkingas, jeigu jis tartų žodį.